7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki krepšinio gerbėjai. Žalgiris pasitraukė iš kovų Eurolygoje, tačiau elitinėme žemyno turnyre toliau vyksta kovos ir daug intriguojančių mačų mūsų laukia. Šią savaitę prasidės jau įkrintamosios varžybos. Nestiks įdomių dvikovų ir Lietuvos krepšinio lygoje. Jūs nepamirškit prenumeruoti mano YouTube kanalo. Sėkmės! Vieną įkrintamųjų porą Eurolygoje sudarys Bayernas Crvena Zvezda. Labai nesėkmingai. Abi komandos baigė reguliarųjį sezoną. Crvena Zvezda patyrė 3 pralaimėjimus iš eilės. Bayernas suklupo 2 paeiliui. Na ir mačas vyks Vokietijoje ir Miunchene labai solidžiai rungtyniauja Bayernas, kur iškovojo 13 pergalių ir patyrė tik 4 pralaimėjimus. Manau, kad tai ir lems šių rungtynių nugalėtoją, bei reguliariajame sezone abi komandos pasidalijo po pergalės, po triuškinamas pergalės. Tačiau Bayernas namie vis dėlto turės, manau, pranašumų, plus sirgaliai labai triukšmingi. Prognozuoju, jog nebus rezultatyvus mačas, vyks nervų karas, komandos pelnys apie 145, gal šiek tiek daugiau taškų ir paprastai Miunchene nesustabdomas būna Karstinas Edvardsas, prognozuoju, kad pelnys 20 ar daugiau taškų ir Bayerno pergalė maždaug 5 taškais. Madrido Realas prieš Paryžiaus basketbol klubą, kita įkrintamųjų pora. Komandos dar visai neseniai susitiko Madride ir tada per plauką karališkasis klubas triumfavo 105-104, beje ir Paryžiuje Realas nugalėjo Prancūzijos sostinės komandą ir Realas ant bangos. Šiuo metu Eurolygoje yra 6 pergalės iš eilės ir spėju, kad Facundo Campazzo šį kartą užmaus apynasrį TJ Shortsui, neleis jam siautėti. Nuojauta kužda, kad Shortsas baigs mačą su tikrai prastu pataikymu, kaip 15 taškų gal įmes, bet nedaugiau. Ir manau, kad viską lems Realo žaidėjų patirtis. Madrido komandos dauguma krepšininkų yra labiau patyrę tokiose rungtynėse. Tai yra vienas svarbiausių faktorių. Madrido ekipos pergalė 7-8 taškais. Balandžio 15 dieną Lietuvos krepšinio lygoje Klaipėdos Neptūnas priims Vilniaus Wolves komandą. Klaipėdiečiai praėjusiame mače, gan netikėtai namie nukovė Vilniaus Rytą ir likvidavo klaipėdiečiai 16 taškų varžovų persvarą. Atrodo, kad laisvumas atsirado žaidėjų veiksmuose, jie vėl ėmė mėgautis krepšiniu, kai Georgijos Vovorą pakeitė Vydas Ginevičius. Vovoro treniruotės buvo sunkios, alinančios, atrodo, žaidėjai vos vilko kojas Lietuvos krepšinio lygos dvikovose, atrodo, tas trenerių keitimas išėjo į naudą. Vilkai prieš tai prapylė Kėdainių Nevėžį, kai kurie legionieriai atrodo nebeturi motyvacijos, bet šį kartą jau turbūt bus dėl ko kovoti, nes Vilkai gali kristi į 4 vietą ar dar žemiau, jeigu taip žais. Aš prognozuoju tiesiog dramatiškas rungtynes ir prognozuoju Vilkų pergalę per plauką 1, 2 ar 3 taškeliai. Balandžio 21 dieną Utenos Juventus priims Klaipėdos Neptūną. Juve gėdingai sužaidė rungtynes su Jonavos klubu, kai išvarstė 15 taškų persvarą per pustrečios minutės. Ir ant to grėblio Kemzūros auklėtiniai lipo ne pirmą kartą. Prisiminkime, kai pralaimėjo faktiškai laimėtas rungtynes namie prieš Panevėžio 7bet Lietkabelį. Klausimas, ar sukils uteniškių sportinis pyktis, ar tiesiog jie bus psichologiškai palūžę po tokios gniuždančios nesėkmės. Labai sunku pasakyti. Vyks lygi kova, labai svarbus mačas abiem komandoms ir vis dėlto manau, kad Juve turėtų atsigauti ir po dramatiškos kovos turėtų įveikti Neptūną maždaug 3-4 taškais. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čiuponio prognozės. Gero visiems krepšinio ir iki kito karto.